Artimiausias 3 dienas ši sala bus mano namai. O kad vieną šitoj salonėje išprotėčiau, kartais išplauksiu pažvejoti lydekų, nes dabar yra jų geriausias rudens sezonas. Ir jos turėtų kipt. Ir dar šį kartą turiu labai įdomių maisto patiekalų. Tai valgysiu. Sala nėra didelė, nežinau kiek joje yra prakuro malkų. Einam pažiūrėti. Gal minimaliai ir bus ko pakuriant. Ir dar vienas dalykas, kurio nepasakiau, tai neturiu nei palapinės, nei hamako, turiu tik tentą. Tai kažkaip čia ant žemės miegosiu. Mano namas toks. Šiaip aš žinau, kad man rankos iš šiknos labiau auga. Nelabai aš esu gabus statybose. Bet bus gerai, išmiegosiu tikrai. Jūs irgi vaikystėje klijuodavo ant kaktos šitos nuo visokių vaisių. Man atrodo, ant mandarinų būdavo. Jeigu nedarydavo, tai gal tik mes tada čia tokie. Tai jo, namą turiu, iš ūkio darbų liko prisirinkti malkų vakarui. Ir manau spėsiu dar pažiūrėti, nes dabar yra 2 valanda. 5 jau tamsu. Tai visą aną pusę jau išvaliau, ten tikrai sausuolių nuvirtusių nebėra. Šiandien man tikrai užteks, dėl rytojaus dar neaišku, nes yra viena paprasta taisyklė. Jeigu jums atrodo, kad turit pakankamai malkų, patrigubinkite. Lydeka, lydeka, lydekėlė. Ši meškerė dar nėra pagavusi, nėra net gavusi lydekos ar apskritai žuvies jokio kibimo. Tai įdomu, ar bus lemtinga ši diena. Čia yra pati didžiausia guminė žuvis, kokią esu turėjęs. Su tokiu dešros gabalu galima ir šunis gaudyti. Itin keista yra tokia rami rudens diena, net negaliu patikėti. Nežinau, ar yra kokia nors patarlė, bet žinot, toks jausmas, kur labai ramu ir kažkas bus negero, arba šiandien, arba rytoj. Vien tik gamtos garsas, tiesiog tylos
Gamtos garsas. Nosis jau kaip kalėdų senelio, o tai pasako tik vieną dalyką, kad ruduo. Per 2 valandas ne viena lydeka neparodė savo uodegos. Nežinau, ar čia geras ženklas. Pažiūrėsim rytoj ir poryt. O dabar plaukiu namo, kažką pavalgyt, kažką atsigert ir sušilt. Pagaliau atėjo laikas, kai laužas patenkina dar vieną poreikį – šilumos. Pats geriausias sezonas – stovykla. Kadangi jau sakiau, kad gaminsiu gan įdomių patiekalų šį kartą, tai šiandien nachos. Neįsivaizduoju, ar jie atrodys taip, kaip turi atrodyti nachos, bet pirmą kartą juos darysiu, manau. Pagyvensim, pamatysim, paragausim, apsilaižysim. Pirmiausia, turi būti atlikti pjaustymo darbai. Naujos veislės saldaininė jautina. Aštresnis padažas, prieskonių mišinys, salsa padažas, druska. Ta masė jau visai, manau, gerai čia pakunkuliavo. Čia yra 3 skirtingi sūriai – kietasis, fermentinis ir mozzarella. Jalapenai, pupelės, svogūnų laiškai, kukurūzai. Dabar, man atrodo, bus sunkiausia užduotis viską pašildyti ir apkepti. Čia yra gražiausia keptuvė, kurią kada nors esu padėjęs ant laužo. Galvojau iš pradžių guacamolę darytis pats, bet parduotuvėj palūžau pamatęs, tai tiesiog nusipirkau. Tikrai gavosi ir atrodo daug geriau, nei aš tikėjausi, kad gavosis. Gazuotas mineralinis gėrimas kažkoks. O, sveikas sugrįžęs snarkly. Nu į nachos. Jau kažkiek kovoju, bet čia yra tas maistas, kur žarnos atrodo jau sproginėja, bet vis tiek galima valgyti.
Ir dar ko ruduo yra įdomus, kad tai yra laikas, kai galima pradėti miegoti praktiškai po atvirų dangum, nes nelieka nei odų, nei musių, nei vabalų. Galima miegoti tiesiog ant žemės. Šiandien iš manęs tiek. Rytoj bus puikiai gera, nuostabi diena. Susitiksim greit. Visą. Panašu, kad vakar būsiu prisišnekėjęs, tikrai sakydamas, kad per daug ramus oras ir kažkas laukia negero. O dėl miego kokybės irgi tikrai negaliu skųstis. Gerai išsibėgojau ir sapnavau netgi. Aš sapnavau kažkodėl baltas 3 tigrės. Vaikščiau ant kalno, išsitraukiau telefoną ir nufilmavau aš jas. Bet dėja šiandien atidarius galeriją neradau tos vaizdo medžiagos. Tai čia tas pats, kai sapnuoji ir kai renki pinigus ir ryte žiūri, kad kišenio neturi. Gal lietaus ir nesitikėjau. Šitą ir ugnį užsikūriau vien dėl to, nes gan ribotas tikrai kiekis yra šitoj saloj malkų, tai tiesiog stengiuosi išdeginti kuo mažiau savo malkų. Aš, man atrodo, jums nepasakiau, kad pasėmė pasibaigusios dujas tiesiog. Baigėsi. Kiaušinienė yra kiaušinienė. Žinot, kad anksčiau senieji lietuviai sakydavo, jeigu gulėdamas valgai, tai mirdamas apsišiksi. Ir valgyt galėdavo atsigulęs tik darbymečio metu laukuose kažkur. Aš dar atsimenu irgi, kai būdavo kokios nors tai bendros giminės sueigos dėl kokio nors bulviakasio ar šienapjūtės, tai visą laiką būdavo pietų metas ant tiesiog plyno lauko. Ir apskritai aš visom patarlėm, posakiais ir viskom kitom nelabai tikiu. Ir po mano paskutinių video dar žmonės sakė, nelinkėk sėkmės žvejams. Sėkmės. Aš visiškai netikiu to. Ir visiems linkiu ir galit man linkėti. Žinot, kaip toks oras vadinasi? Lydekinis oras. Aš tikiuosi. Man ten pasirodo tik po medžiais lyja. Nors ne, palauk. Ne, lyja ir čia. Nori? Bet klausimas dabar tik vienas yra, kur tos lydekos čia gyvena. Gerai, į tą pusę gal mes neplauksim. Tikrai prisišnekėjau vakar.
gan šaltoka ir nori sisiot. Kur tas lydekas? Ir aš tikrai kartais pagalvoju, durnelis, kam to tokiu oru kažkur važiuot, medžiot, žvejot, lyja, vėjas pučia, kol kiti obuolių pyragą kepa namie. Bet man asmeniškai tikrai yra geriau diena kažkur gamtoje, miške, prie ežero, ežere, nei sėdint prie laptopo ir gliauti klaviatūrą. Ir kitas dalykas, po tokių dienų aš užsiauginu skūrą. Ir kitą kartą būna lengviau ir maloniau. Turiu pirmą lydeką. Ir visiškai taip galvojau, saulė išlindo, gal dabar pradės kibt. Jau vilties turėjau, nebedaug atrodo. Nu, kormoranė. Jej. Aurimas. Pasiruošus? Manau, kad turėtum būti pasiruošus. O, kaip smagu yra pagauti pirmą žuvį. Beveik toj pačioj vietoj, ką tik turėjau vėl kibimą ir didesnės žuvies jau šį kartą. Bet atsikabino. Ai. Kinta oras. Saulė, saulė, kur dingai, gal pašvieski man čionai. Labai keista, bet pas mane saloj didesnis malkų pasirinkimas nei čia. Aš žinojau, kad jinai ne pati patvariausia. Gerai, kad bent jau miegmaišį užtraukiau, tai tik išorės šlapą. Lydekų medžioklė tai tokia. Dabar yra 2:30 dienos, 5 jau yra tamsu, tai čia kokios 2 valandos su pusė likusios. Ir ten debesis sako, kad yra taip pat tamsu. Pabūsiu čia stovyklavietėj trumpam. Jeigu viskas praeis, dar išplauksiu pažvejot. Visa subinė šlapia, striukė irgi visiškai šlapia. Mano apranga yra apskritai visa iš labdarinės dėvėtų rūbų parduotuvės, tai kelnės gal 5 eurai, šitas megztinis irgi kokie, nežinau, 10 eurų gal. Striukė kainavo 20 eurų. Jinai neperlyja, tai va, dabar šitas megztinis yra visiškai sausas. Ir šiaip šitas kelnės yra pačios patogiausias, kokias esu kažkada radęs. Jų firma yra kažkur čia Sneakers. Visiškai nevaržo jokių judesių, bet čia jau mano varžo judesis kiti reikalai.
Kol buvau stovyklavietėj, nelijo nei lašo. Kol buvau kanojoj, lijo visada. Pagavau ir kibimą turėjau ant seno gero žaliagalvio. Tai kas patikrinta, ant to ir žvejosim. 16 valanda, 20 minučių. Šviesa dings po pusvalandžio. Turėjau kibimą. O taip, lydekaitė, būtum gražiai šitą vakarą uždarius. Aš jau tyliai svajoju apie laužą. Kad jūs žinotumėt, kokia nesąmonė yra šiandien vakariniai sugalvota. Aliejaus daug ir miltų daug. Gaminsiu čeburėkus. Dar vienas patiekalas, kurio tikrai niekad nesugaminęs. Tai pirmiausia pasidarysiu tešlą. Pilu miltų visiškai iš akies. Čia yra vanduo su aliejum ir druska. Nežinau, kokio lipnumo tešla turi būti, bet įsivaizduoju, turėtų nekibti prie pirštų. Tai šitą trumpam palieku, einu prie mėsos. Vėl rūšinė mėsa, saldaininė. Čia yra kiauliena. Įberiu druskos, kefyro ir dar papjaustyti reikia svogūno. Tikrai neatrodo čia gražiai šitas dalykas, bet dėl žalumos kalendros lapų įbersiu. Visus kiekius, kiek ko dedu visiškai kaip sena gera virtuvės meistrė močiutė iš akies. Tešla pabuvo kokias, nežinau, 50 minučių ir dabar labai daug ir ilgai ją reikės tiesiog vėl minkyt. Aš čia viską pasakoju iš kokių 15 receptų prisiskaitęs ir dabar iš atminties viską darau. Tarp kurie yra vienas toks pasakymas – vok kaip menininkas. Tai paimi iš vieno, paimi iš kito, nekopijuoji, o sujungi juos ir gaunasi unikalus tavo kūrinys. Čia bus kočėlas tešlai. Manau, kad ta tešla jau čia gerai. Jeigu man prieš kokius 3 metus būtų kažkas pasakęs, kad aš vidury nakties kažkokioj saloj kočiuosi tešlą čeburėkams, daug čeburėkų pasidarysiu, nežinau kaip jūs, bet aš čeburėkus valgysiu ir pusryčiams. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 čeburėkai. Jeigu čia galima jos pavadinti čeburėkais, aš tai vadinsiu. Ir dabar, manau, yra sunkiausia šio patiekalo gaminimo dalis – įkaitint aliejų tinkamai, nei per daug, nei per mažai. Dar tikrai per anksti. Visai smagiai burbuliuoja jau.
Šitie čeburėkai tikrai yra ilgiausiai mano darytas patiekalas miške, kokias su kad nors daręs. Nu tikrai tešla per stora. Bet tai vis tiek yra čeburėkas, manau. Visai geros skonio. O prie čeburėko alaus, imbierinio alaus. Šitas geresnis, minkštesnis ir plonesnis. Antras reizas. Jeigu praėjusi partija buvo greito kepimo čeburėkai, tai čia yra lėto kepimo čeburėkai. Pažiūrėsim, koks bus skirtumas. Kas čia per čeburėkas? Bent jau žinau, kad mėsa iškepus. Štai čia, ponios ir ponai, matote 3 valandų darbą paverstą per nieką. Negaliu nieko sakyti, vis tiek šiandiena buvo labai gera. Nepaisant to lietaus, to oro bjauraus ir šitų degiukų, man patiko šitą. Dabar yra be 20:10, šitoj saloj nuo 10 yra ramybės laikas. Tai pabaigiu valgyt ir einu miegot. Čiau, iki ryto. Nu, vakar kritau kaip tie rudeniniai lapai, bet ne žiemos miegui, o tik vienos nakties nuostabiam saldžiam miegui. Kaip gražu. Man asmeniškai lyginant palapinę, hamaką ir miegojimą ant žemės, man ant žemės yra tikriausiai pats patogiausias, nes yra daug vietos, niekas netrukdo ir labai grynas oras. Plius dar šitas miegmaišis, jis yra labai geras, man patinka dėl to, kad jūs pažiūrėkit, kokio dydžio yra viduj. Čia galima karvę dar įkišti. Tai naktį labai nevaržo judesių, kas yra man asmeniškai labai svarbu, nes kiekvienas papildomas judesys gali lemti pabudimą. O su šituo miegmaišiu vartausi kaip dešrelė keptuvėje čia. Dideliai keptuvėje. Į šitą maišelį sudėti čeburėkus tikrai nebuvo pats pratingiausias mano sprendimas. Čia turėtų būti 3 čeburėkai. Šitie du jau susijungia neišskiriamai. Aliejus irgi ne pirmos jaunystės, bet manau nieko tokio 2 kartus naudotas, bet jeigu būtų 50 kartų naudotas, tada jau jo. Tai tikrai nėra pats sveikiausias maistas, kokį esu kažkada valgęs. Kažkas jau panašiau į čeburėką su šito. Šitas dar arčiau. Jeigu būtų konkursas dalyvauti, kaip atrodo durniausias čeburėkas, tai šitas tikrai laimėtų.
Tai suvalgau dabar šitos demonus. Jau beveik viską susitvarkiau, susikraunu visas kuprinės jau į kanoją. Ir pamedžiosiu dar lydekas, kokias 3 valandas. Ir pažiūrėsim, gal pavyks padidinti sugautų žuvų kiekį ir duoti savo rėmėjų vardų žuvims. Kas nežinot, kodėl aš dalinu žuvims vardus, tai visi žmonės, kurie mane remia per Patreoną, turi galimybę gauti žuvį savo vardu. Aš ją pagaunu, duodu ją vardą ir paleidžiu atgal. Ačiū, kas remiat. Ačiū. Ši sala buvo puikus namai. Man toks geras laisvės jausmas yra plaukiant kanoją tokiam dideliam ežere. Tiesiog įlipi nuo kranto ir nuo nieko nepriklausomas, tik nuo vėjo ir bangų leidėsi, kur akis neša. Ir bandai pagauti dryžuotą lydeką. Iš karto šiandien bandysiu plaukti į tą vietą, kur turėjau vakar kibimą ir vieną žuvį pagavau. Aš labai viliuosi, kad ta žuvis tenais man davusi per nagus vis dar stovi ir nevalgė dar pusryčių. Pagal visą teoriją, norint pagauti vieno asmens dydžio porcijos lydeką, jos reiktų ieškoti palei žolės, tai ten mažesnės lydekos. Bet jeigu norit pagauti šeimyninę didelę porciją didelės lydekos, tai jos, manau, reikėtų ieškoti ten, kur gilesnės vietos ir didesnė ežero erdvė. Bet čia teorija tokia. Aišku, galima ir prie žolių pagauti didesnę, bet tikimybė yra mažesnė. Tai aš bandau ten ir ten. Vis tiek planas yra šį kartą nevalgyti. Ir aš visada esu labiau linkęs į dydį, o ne į kiekį. Lydekos nenori nieko. Yra. O tikrai labai daug laiko pagaliau maža lydeka atėjo. Kokia tai juokinga dydžia vėl. Man tu daug. Džiugas. Eik, savo paleidau. Iškrito taip. Visos 4 žuvis, kurios kibo ir užkibo, vien tik ant šito. Ir net nėra taip, kad aš vien ant jo žvejočiau, bet negalim neigt, kad čia yra geriausias masalas, manau. Na gerai, gal ir nesu aš pats aštriausias peilis stalčiui, kalbant apie žvejybą. Ir tikrai nesu pats traškiausias Palangos čeburekas, kalbant apie maisto gamybą. Bet per tas 3 dienas tikrai galiu drąsiai teigti, kad ateinančiams kelionėms užsiauginau skūrą. Paspauskit tą patinka, prenumeruokit kanalą ir parašykit kažką. Ačiū, kad žiūrėjot, mėly geri žiūrovai.